Gerai, susipažinkime pradžiai su technika. Tai aš kalbėsiu šiandien viena, bet esu abiejų vardu ir iš tiesų tai mūsų visos komandos vardu. Nes tikslas yra papasakoti jums, kaip mums 24 metais pavyko pasiekti gerų rezultatų. Tai mums su Eduardu Neolife verslas primena ratą. Jis gali stovėti, gali suktis. Gali suktis į vieną pusę, į priekį, gali suktis atgal, gali suktis lėtai, gali suktis greičiau. Na ir tas ratas, kad jisai suktųsi, reikia jėgos. Ir Neolife sėkmingo rato paslaptis tai yra ta, kad jis nesisuka, jeigu nėra dviejų lygiaverčių partnerių. Tai esame mes su Eduardu ir yra mūsų partneris komanda. Ir, žinot, tas ratas, jis kaip laikrodis, kaip laikrodžio rodyklė, rodanti valandas. Gali suktis labai lėtai, gali suktis greičiau ir gali suktis labai greitai, kaip sekundžių rodyklė. Ir kad ir kokie mes nuostabūs bebūtumėm ir norėtumėm pasukti tą ratą greičiau, mums reikia to susitarimo, tos sinchronijos, tos jėgos, tos sinergiško veikimo. Ir aš atskleisiu, ką mes darėme tas 24 metus tokio sinchroniško, tokio sinergiško, kad mums pavyko tą ratą sukti greičiau. Ir įsivaizduokite, kad norint gauti rezultatą, reikia ratą apsukti pilnai vieną kartą, 360 laipsnių kampu. Tai reiškia, apsukome ratą, gavome rezultatą. Apsukome ratą, gavome rezultatą. Jeigu norime daugiau rezultatų, turime daugiau kartų apsukti ratą. Rezultatas, suprantate, ne? Ir mes, kaip minėjau, turime tą daryti sinchroniškai. Ir pirmas tas sinchroniškas judesys, tai buvo tikslo išsikėlimas, tikslo užsibrėžimas, išsigryninimas. Ir mes turime savo asmeninių tikslų, mūsų komanda turi savo tikslų. Ir mes tuos tikslus vieni kitų būtinai turime žinoti. Ir mes klausėme savo komandos. Pirmiausia, mes klausėme, kokie jūsų tikslai. Mes padėjome juos išsigryninti, nes mes jau šitoje veikloje esame seniau, tai mes žinome tų paslapčių, kaip tikslai pildosi. Mes žinome, ką daryti ir mes tiesiog patariame. Jeigu matome, kad tikslai yra nerealistiški, mes pakalbame apie tai. O gal tik mums atrodo, kad jie nerealistiški. Ir žinot, mūsų komanda pernai metais turėjo labai daug tikslų. Labai daug komandos narių norėjo važiuoti į Kiprą. O Kiprė, žinome, buvo retrytas, valdymų renginys. Ir kad ten pakliūti reikėjo tapti valdymais arba laimėti laukinę kortą. Tai mūsų komandos labai daug žmonių išsikėlė to tokį tikslą. Mes net išsigandome, kiek jų daug buvo, tų norinčių ten vykti. Ir žinote, ir daugeliui pavyko. Visas būrys žmonių buvo išsikėlęs tikslą tapti direktoriais per 24 metus. Ir daugelį iš jų pavyko. Kitų tikslas buvo registruoti vieną žmogų kiekvieną mėnesį. Ir jiems pavyko. Kiti norėjo konkrečios sumos papildomų pajamų. Įsivardino, kokia tai suma turėtų. Kiti norėjo konkrečiai tikslą turėjo išeiti iš samdomo darbo. Ir mes pastebėjome, kad
pasiekia tų tikslų daugiausia tie, kurie aiškiai apibrėžė ir nurodė terminą, kažkokią datą, kad iki tada, iki balandžio pabaigos, iki 24 metų gruodžio. Tai reiškia, mes žinodami aiškius savo tikslus ir komandos tikslus, mes pradėjome tą ratą susitarę sukti iš vietos, išjudinti, žinot kaip. 1, 2, 3, 1, 2, 3, o taip pat sinergiškai. Ir tada gaunasi toks bestumdymosi. Ir antras sinergiškas judesys tai buvo atsakymas į klausimą, kodėl. Mes turime darbų savo aišku kodėl. Ir daugelis iš mūsų komandos žino mūsų kodėl. Bet to nepakanka. Ratas dėl to gali nesisukti to greičiu, kokiu mes norime. Labai svarbu yra žinoti savo komandos kodėl. Klausėme ir klausėme daug kartų. Ir žmogus sako, kodėl jūs klausėte, jau aš jums atsakiau. Sakom, kad kažkaip neskauda, matom, kad tu kažkaip nesijaudini apie savo kodėl kalbėdamas. Mes prašėme žmonių labai nuoširdžiai, labai giliai į šitą klausimą atsakyti iš vidaus, nes kuo tas atsakymas yra gilesnis, tuo daugiau šansų, kad tas ratas ims suktis didesniu greičiu. Vienų kodėl buvo, noriu prasmingai gyventi, noriu daryti gerą įtaką žmonėms. Kitų kodėl buvo, kad noriu ir toliau būti sveikas ir mes iš tikrųjų norim būti ir toliau sveiki ir vartoti dar daugiau produktų. Norime daugiau keliauti, norime daugiau laiko leisti šeimoje ir norime plataus to mąstymo. Norime, kad mūsų galvų netrikdytų galvose, nebūtų tų tokių buitiškų, tokių trikdžių. Norime negalvoti apie tos neprikaltus plintusus, apie vaikų išaugtus batus ar nesumokėtus mokesčius. Norime apie tai tiesiog negalvoti. Ir mūsų visų tas bendras kodėl, žinot, apibendrinus kaip mes supratome, kad mes visi norime eiti ir vestis visus žmonės ten, kur einame patys. Labiausiai. Tai, o kur mes einame visi? Į šviesą, kaip drugeliai. Ir kai žinome vieni kitų kodėl, ir tas kodėl yra nepaviršutiniškas, mūsų ratas jau sukasi kaip minučių, kaip sekundžių rodiklį. Dar greičiau. Apsisuko ratas ir rezultatas. Bet mums to nepakako, mums reikia inercijos, nes norim, kad ratas, nežinau, vieną dieną pavargsti kažkaip sukti, norisi tos inercijos, kad jisai suktųsi jau iš inercijos. Ir ką tada mes darėme? Mes darėme tos pačius veiksmus nuolatos, kartojame juos. Ir kokie buvo tie veiksmai? Tai daug kas tą darote. Seminarai, webinarai, laivai, socialinė visa erdvė. Susitikimai, asmeninės konsultacijos, namų vakarėliai. Bet mes išdrįstame padaryti tokį iššūkį sau mesti, tokį pirmą kartą ir nežinome, kaip bus, nežinome, kas gausis, o gavosi iš tikrųjų geriau negu galvojame, tai nusprendėme padaryti verslo mokymus pusės metų, 6 mėnesių. Pavadinome juos Nelife verslo mokymai pirmieji žingsniai. Ir per tą pusę metų išaugo net 3 valdymai, atsirado, net nebesuskaičiuoju iš tikrųjų daug direktorių. Net skaičių užmiršau, nes įsivaizduokit, mes galvojam, kad 10 žmonių, jeigu dalyvavo šitame mokyme, tai jau bus labai gerai, o dalyvavo 60. Ir toliau mes darėme tokius individualius tokius vakarėlius, kaip Kugelio vakarėlis, Koldūnų vakarėlis, Eduardas sako, šitų tai tikrai neišvers. Bet šitie vakarėliai tai buvo kaip cementas ir jie
nesustingdė to mūsų rato, o dar labiau tos inercijos įnešė. Ir įrašus darėme, dainas įrašinėjame, va turime žmogų, kuris mums padėjo gyvendinti šitą tikslą, šitą svajonę ir tiesiog daugelis net užsikūrė po šitų įrašų ir pradėjo norėti New Life verslo. Tai, žinot, mūsų komanda 24 metais, jeigu dirbo, tai dirbo, jeigu linksminosi, tai linksminosi. Iš visos širdies, su didžiuliu entuziazmu, visi kartu, palaikydami vienas kitą, mes maksimaliai darėme viską maksimaliai. Ir reziumuosiu, apibendrinsiu viską, ką pasakiau, tai tiesiog ir palinkėsiu to pačiu, kad norint gauti rezultatą, iš tikrųjų labai svarbu yra visi tie dalykai, apie ką kalbėjau, svarbu yra judėti, svarbu yra daryti tos nuolatinius veiksmus ir kad galėtumėt sekančiais, net nesekančiais metais, tai prasidėjo, kad šiais metais galėtumėt tuos realiai nuskinti vaisius ir jais mėgautis. Reikia tiesiog daryti tai, ką jaučiat. Žinot, mes jaučiam, bet kažkaip pat, tai tiesiog daryti veiksmus ir gauti rezultatą. Tai ačiū labai visiems, ačiū šauniai komandai, ačiū vyrui už palaikymą ir gerų metų.